Nu, tai sveiki gyvi, berods mes jau live pokalbį esam. Tai sveiki dar kartą tie, kurie žiūri gyvai šitą pokalbį, sveiki gyvi ir tie, kurie žiūrės įrašą. Šiandien toks pirmas pokalbis, galbūt pirmas serijos, ilgesnės serijos pokalbių. Labai džiaugiuosi, kad Inga sutiko atidaryti tą seriją pokalbių. Tai man būnant coachingo mokykloje ir padedant kitiems mokintis coachingo, vis stebiu tokį dalyką, kad ten vyksta daug labai įdomių ir gražių istorijų. Tiek studentai pasidalina, tiek jų virsmas tikrai yra įdomus ir gražus stebėti. Ir man kartais būna labai gaila, kad matome tik tais tuos, mato tik tai tie, kurie yra tame burbulė, tame rate, sakykime, pavadinkim. Tai labai norisi visą tai išnešti į platesnį pasaulį, į viešesnį pasaulį. Ir tokių istorijų, tokių serijų laidų bus daugiau. Esu susidėliojęs kokius gal 7-8 pašnekovus į priekį ir jau ten mintise dar ten yra keli žmonės. Tai kiekvieną pirmadienį kviečiu visus, kurie yra įdomus coachingo klausimas, kurie nori šiek tiek patirinėti, ne vien tik tai iš ekspertinės pusės, bet grinai patirti tai, ką patiria coachingo studentai, coachingo moksleiviai, prisijungti ir pastebėti. Tai labai kviečiu ir užduoti klausimus, kai ką ir pakalbinau, kurie buvo registravę į renginį, tai ten vienas kitas klausimas yra jau pasakytas, o tie, kas norės gyvai užduoti klausimą, tai drąsiai rašykit komentarą live metu ir jį tikrai atliepsim. Tai mano pirmoji viešnia yra Inga. Inga, ačiū tau, kad tu esi čia, kad sutikai pasidalinti savo istoriją. Tu vis dar studentė esi coachingo? Taip, tikrai taip. Tikrai taip. Kokiam dabar etapė esi? Dabar aš su praktikos etapė. Aš vedu sesijas, gilinu kompetencijas, coachingo kompetencijas. Ir ruošiuosi akreditacijai, kuri, tikiuosi, įvyks metų pabaigoje. Metų pabaigoje. Tai nedaug liko, čia pusę metų ir žiūrėk, jau dar vienas laiptelis bus padarytas. Laikas lekia. Ja, laikas lekia. O Inga, jeigu taip grįžtume tą momentą, tą etapą prieš coachingo mokslus, kaip tada atrodytų tavo diena, darbas, kaip tada viskas būdavo? Kaip viskas būdavo. Aš jau 10 metai esu vadovė, vadovauju padaliniui. Tai būdavo taip, aš dalindavau patarimus, siūlydavau sprendimus, klausdavau, kada bus rezultatai. Ir galvodavau, kad aš esu reikalinga tam, kad patarti. Tai tokia būdavo mano diena. Okay. O jeigu taip šiek tiek tada giliau pabūnant, tai kai tu žinodavai, kad tau reikia dalinti patarimus, tau reikia patarti, tai kas tada vykdavo? Įvairių tų situacijų būdavo. Vykdavo taip, kad greičiau pasidarydavo dalykai pasidarydavo taip, kaip aš noriu, ir tokiu keliu, kokį aš matau. Ir tai yra turbūt labai dažnas pavyzdys darbuose, kai reikalingi greiti rezultatai, kai reikalingi greiti sprendimai. Tai normali veikla turi būti, kuri nieko nesiskiria nuo kitų panašaus lygio vadovų veiklos. O kaip supratai, kad daugiau taip nebenori? Nebuvo taip, kad aš sprendimą studijuoti coachingą siečiau grinai su savo profesinė veikla. Tai yra, be abejo, tai yra lygiai gretus dalykai. Ir aš ateidama į coachingo mokymus, aš savo įsivardinau tikslą. Aš noriu tapti geresnę vadovę. Aš mačiau savo misiją, kad mano misija yra auginti žmonės, nes aš jau nutolau nuo to profesinio kelio, nuo specialisto kelio ir man reikėtų padėti žmonėm augti. Ir tikslas buvo toks, aš noriu tapti geresnę vadovę. Tačiau atėjus į mokyklą aš supratau, kad labai daug aš iš tų susitikimų, iš tų mokslų aš galiu pasiimti savo.
Ir tai daro mane ne tik tai kitokią vadovę, bet tai daro mane ir kitokiu žmogum. Ir aš tapau smalsesnė, gal šiek tiek lėtesnė, labiau įsiklausanti į kitą. Ir tai pakeitė ne tik tai darbą darbinėje aplinkoje, bet tai pakeitė ir santykius su žmonėm. Aha. O gali pasidaryti, o tai kaip tai pakeitė tos santykius su žmonėmis? Kas būtent pasikeitė? Aš pastebėjau, kad žmonėm ne visą laiką reikia patarimų. Žmonėm labai dažnai reikia erdvės būti išklausytiems, būti išgirstiems ir pasitikėti pašnekovu. Ir kai vyksta tas kontaktas, kai žmonės pasitikė pašnekovu, kai jie gali garsiai įvardinti, kas juos neramina, kokiu keliu jie eina, ką jie norėtų nuveikti su tuo, tai žmonės priima sprendimus savo jėgomis ir yra labiau įsipareigoję tiems sprendimams. Tai reiškia, jie ir eina tuo keliu. Ir aš kaip coachingo specialistė, arba kaip draugė, arba kaip vadovė, aš tampu tik tai pakeleivė, bet ne tas žmogus, kuris verčia daryti kažkokius sprendimus arba pataria kažką tai daryti, remiantis vien tik tai savo prizmę, savo patirtim. Nu, žinai, tu man dabar papasako, toks šiek tiek dėžavų momentas, man, kai tenka dirbti su vadovais ir kai jie keičia tą kryptį, padinkim, iš to tokio atsakymo automato mašinos, tampa tuo, kuris labiau palydė toje kelionėje, kartais iškyla tokia dvejopos mintis, tada tai kam aš kaip vadovas reikalingas dabar. Nes anksčiau, žinai, vadovas buvo tam, kad įspręsti iššūkį A, iššūkį B, iššūkį C ir mano darbas toksai. O dabar iššūkį sprendžia mano komanda. Tai kaip ir yra įgali susitvarkyti su visais iššūkiais, kam tada aš esu, žinai, čia reikalingas. Kaip tau su šituo sekasi tvarkytis? Sakyčiau, visai neblogai. Aš manau, vadovas reikalingas tam, kad jisai įgalintų, kad jisai ugdytų ir kad rodytų pavyzdį. Bet vadovas neturi būti pastoviai žaidžiantis treneris, kuris rodo tos sprendimus. Be abejo, tai negalioja bet kokiai situacijai. Ir labai dažnai žmogus ateidamas pas mane darbinėje aplinkoje, jis dabar jau taip ir sako, man reikia patarimų. Visi girdėjo, kad aš mokausi coachingo, tai ateina žmogus ir nuo durų sako, dabar man reikia patarimų. Aš suprantu, kad aš savo tų įgūdžių aš niekaip netaikysiu. Bet palaipsniui tas įgalinimas ir parodimas žmogui, kad jisai pats savyje viską turi. Jisai savyje turi ir žinias, ir jisai savyje turi galimybę megzti ryšius, galimybę priimti sprendimus. Tai jį ugdo, tai jį palydi. Tai aš kol kas nepajutau, kad manęs visiškai nebereiktų. Tai čia gal natūralus, sakykime, virsmas. Okay. Paminėjai, kada nenaudoji coachingo įrankio, coachingo metodikos. Pasidalink, prašau, kada savo darbinėje aplinkoje naudoji? Kada naudoju? Jo, kada tau tai padeda? Dažnai padeda, kai ateina, sakykime, kolega, jaunesnis vadovas ir ateina su tokiu klausimu, kuris iš tikrųjų siejasi su jo autoritetu, priimti tam tikrus sprendimus arba įgalinti kitus žmonės, kitus kolegas atlikti tam tikrus veiksmus. Tai senoji sakykime, aš būdavau kaip užnugaris. Aš turėdavau stoti kartu į mūšį, eiti ten ir sudėlioti taškus ant į, kad reikia daryti taip ir taip, kolegos klausom, darom taip ir kryptis yra ta. Dabar aš stengiuosi tam žmogui, kuris ateina, jaunasis vadovas ir klausia patarimų, stengiuosi parodyti, kad jisai viską turi savyje, kad jam nereikia, kad aš eičiau iš paskos ir daryčiau tą darbą už jį, kad jisai gali naudoti savo autoritetų, jisai gali auginti savo autoritetą
Ir tam reikia tik tai pasitikėjimo ir tikėjimo. Pasitikėjimo ir tikėjimo. Tikrai taip. O coachingą naudoja tik tai darbe ar plačiau? Tikrai ne. Tikrai ne. Ir turbūt daugiau aš naudoju asmeniniam gyvenime, asmeniniuose santykiuose. Ir man tai buvo iš tikrųjų toks ir atradimas. Aš atėjau į coachingo mokyklą su tikslu, aš būsiu geresnė vadovė. Ir aš labai atsimenu pirmą savaitgalį, kai mes susitikom 2 dienom, pirmam susitikimui, aš per tas 16 valandų bendroj sumoj, aš sėdėjau tiesiog sustingus, išsižiojus, aš nenaršiau telefoną, aš niekur ten neatsakinėjau jokias ten pašalinės žinutės. Aš buvau nustebusi, kiek daug aš pasiimu savo iš tų pokalbių ir apie save. Ir iš tikrųjų, mane visą laiką domino psichologija, mane visą laiką domino, kaip žmonės elgiasi, ką jie jaučia, kokie jų stabdžiai, kodėl jie daro vienokius arba kitokius sprendimus. Ir man buvo labai svarbus atradimas atsigręžti į save ir iš pat pradžių coachingą pradėti taikyti savo. Aš pradėjau savęs klausinėti, o ką aš jaučiu, o ko aš noriu, o ko aš nedarysiu, kam aš sakysiu taip, kam aš sakysiu ne. Ir tai tikrai padėjo iš pradžių kalbėtis su savim, su savo vidinė Inga. Ja. Ir toliau aš jaučiu, kad aš pradėjau taikyti šitos įgūdžius ir bendravime su artimais žmonėm. Aš pradėjau daugiau klausti, klausyti, ką jie sako, ką jiem tai reiškia, kodėl jie nori daryti taip ar kitaip, kodėl jie priima būtent tokį sprendimą. Ir tapau labiau smalsi. Ir kai pašnekovas iš tikrųjų yra smalsus žmogaus pasauliui, tai kelia pasitikėjimą. Nes žmogus nesijaučia, kad yra vertinamas, jisai nesijaučia, kad yra skubinamas kažką tai daryti, jisai nesijaučia, kad daro kažką tai neteisingai. Tai vat šitas virsmas, jisai įvyko ir aš jį pajutau ir iš tikrųjų čia yra turbūt didžiausia dovana, kurią aš išsinešu iš coachingo mokyklos, tai gebėti būti smalsiai kitam. Tai tarsi toks virsmas, žinai, iš tos, kur turi visus atsakymus žinoti, į tai pasikeitė į gebėjimą būti smalsia. Ir tame išbūti. Taip, aš dar einu to keliu. Turbūt tas stebuklingo virsmo, jis neįvyksta per pusę metų, jis neįvyksta per metus, bet tai buvo tikrai didelis atradimas man pačiai. Prieš pokalbį dar mes susirašėme šiek tiek keliais laiškais, minėjai apie vieną konkrečią situaciją, istoriją su savo klientė, su kuria nuvedei sesiją. Galėtum šiek tiek plačiau pasidalinti, kas ten tokio vyko toje sesijoje, kad tu supratai, wow, čia buvo gera. Taip, žinoma. Mes coachingo sesijose ieškom tų aha momentų, ne? Kad klientas ateina, kalba ir kažkas jam nušvinta, ne? Arba supranta, ateina kažkoks tai suvokimas. Pačiose pirmose sesijose, kurias aš vedžiau, aš daug pati patyriau tų aha momentų. Ir vieni iš tokių aš pavadinčiau pastebėjimai, kad kai žmogus ateina su iškeltų tikslu, pokalbio metu paaiškėja, kad tas tikslas ne visai aktualus, kad iš tikrųjų problema, iššūkis slypi kažkur tai giliau. Ir ta istorija, kurią aš minėjau, tai klientė atėjo su tokia labai standartinė užklausa, su iškeltų tikslu, kad jinai jautė ir jaučia, kad jinai nerealizuoja visų savo kompetencijų, įgytų žinių darbe
jinai norėtų labiau save realizuoti, galbūt keisti kryptį, labiau įsigilinti į dalykus, kuriuos išmoko tam tikrų kursų metu. Tai atrodė, kad mes kalbėsime apie karjerą, kalbėsime apie tai, ką jai reikėtų padaryti, kad tas pokytis įvyktų ir kad jinai galėtų realizuoti save labiau ir jausti tą judėjimą, tą augimą kompetencijose. Bet pokalbių metu paaiškėjo visai kita situacija. Iš tikrųjų, klientė jautėsi ant tiek pervargus, tiek darbe su begalė užduočių, tiek namuose su begalė atsakomybių, kad jinai tiesiog neturėjo rezervo, jinai neturėjo vidinių jėgų, kad kažkokį tai pokytį padaryti, ypač tai, kas susijęs su karjera. Ir sesijų metu mes daug kalbėjom apie tai, o kurgi jos jėgos yra, kur jinai skiria savo energiją, ar yra kažkokios erdvės apleisti tam tikras sritis arba apleisti tam tikras užduotis, ne viską sukontroliuoti, ne viską daryti pačiai galų gale, tam, kad atsirastų to laiko, iš pradžių rezervams papildyti, o po to jau daryti tą pokytį, apie kurį jinai galvoja ir kurio jai reikia. Ir malonus toks atradimas buvo, kad kažkelintą sesiją, gal 3 ar 4, klientė atėjo jau su degančiom akim ir jos laimėjimas buvo, kad jinai dabar sugeba per savaitę keletą valandų savo skirti, būtent laiko savo, ne kažkam, ne darbams, ne šeimai, ne namams, bet būtent savo. Ir jau jos akyse atrodė toks susidomėjimas, gerai, o kas toliau, ką mes su to darom? Iškai atsirado vilties, kad kažkiek, pakeitus kažkiek savo šiandienos, jinai galėtų žengti toliau savo augimo keliu, savo tobulėjimo keliu. Tai šita istorija man labai įsiminė ir manau, kad tai yra vienas iš pavyzdžių, kad labai dažnai mes atrodo įvardinam tai, ko norim, bet ne visada garsiai mes pasakom, ko iš tikrųjų trokštam. Yra tas skirtumas noriu iš trūkumo ir trokšto, ko iš tikrųjų trokšta mano širdis. Ir tai yra stipru, tai yra atvira, tai yra jautru ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tą ryšį, tokį atvirą ryšį, pasitikėjimo grįstą ryšį pavyko užmegzti. Labai graži istorija, Inga, ir ačiū, kad ją įgarsinė dar kartą. Aš ją vieną kartą perskaičiau, bet kai tu pasakoji, vėl viskas kitom spalvom nušventa. O sesijas, kaip suprantu, vedi klientam, darbe naudoji coachingo įrankius, coachingo metodikas, dirba su savo vadovo komanda, šeimoje naudoji, yra dar kur naudoji. Su savim. Čia yra pats sunkiausias klientas. Pats reikliausias klientas. Su draugais. O paminėjai, kad su savim pats sunkiausias yra klientas, tai kuom čia jisai toks sudėtingas? Ne, pats savo. Tai yra prasideda kiti momentai, kaip nori greičiau, nori sklandžiau, galbūt nori tiesiog greitesnį to progreso, drąsiau. Tai ir keli tos lūkesčius, lėki per tą gyvenimą, bėgi per tą gyvenimą tiesiog ir ne visą laiką spėjai sustoti ir paklausti savęs, o kurgi aš iš tikrųjų bėgu. Tai aš manau, kad aš pati savo, tai turbūt sudėtingiausias klientas esu, bet jis to dirba. Jis artimiausias. Tu mokslininkė, prie to pačio esi. Ir man visą laiką buvo įdomu, iš mokslininko, kaip čia sakyt, požiūrio kampo, pasižiūrėti į coachingą kaip į filosofiją, kaip į tam tikrą galbūt objektą. Kaip tu jį apibūdintum kaip mokslininkė?
Tarp mokslo ir coachingo iš tikrųjų yra bendras vienas dalykas – smalsumas. Aha. Mokslininkas yra smalsus pasauliui, smalsus virsmams, smalsus tam, kas vyksta. Coachingo specialistas, jisai smalsus kitam žmogui. Tai nežinau, ar aš atsakiau į klausimą, bet man asociacija kažkodėl tai yra tokia. Aišku, tol, kol aš buvau aktyvi mokslė, kol aš buvau jauna mokslininkė, tai aišku, aš dirbau dėl rezultatų, dėl greitų rezultatų, dėl reikšmingų rezultatų. Bet ilgainiui, kai eini to gyvenimo keliu, iš mokslininko tampi vadovu, tuomet dirbi su žmonėm, tuomet žmonės ugdai, atsiranda vis tiek tas momentas, o kaip padėti jauniems žmonėms eiti tuo keliu, kad ir tuo pačiu mokslininkų keliu, profesionalo keliu. Kaip juos ugdyti? Ir turbūt, kad ne patarimais. Įdomus, prieš metus turbūt būtum pasakęs kitaip. Nebūtinai, bet prieš 10. O Inga, ką patartum tie, kurie dabar žiūri, ar galbūt peržiūrės įrašą, ar apskritai tie, kurie svarsto, eiti mokintis, neit mokintis, jiem padės, nepadės, ką patartum tam, jau pradėjusiems smalsauti, bet vis dar tokiam gal šlakeliu abejonės šalia. Aš čia patarčiau taip. Aš patarčiau eiti, bandyti, jeigu matote tame prasmę. Čia kaip ir su kiekvienais pasirinkimais, kad ir su profesijos pasirinkimu. Jeigu yra jaučiama prasmė, jeigu jaučiat, kad tai yra įdomu, kad tai yra artima, tai be abejo reikia bandyti. Tikslas neturėtų būti, kad tai taps kažkokiu savo verslu, kad papildomas pajamos ar tapsiu žinomas internetinėje erdvėje, nes tai gali ir nenutikti, nutinka įvairiai. Bet jeigu tai yra artima žmogui ir jeigu jis nori tą patirti, pirmiausia, mes patiriam coachingą, tik po to taikom, jeigu nori patirti, tai būtinai bandykit. Paminėjai apie tą prasmę, o galėtum pasidalinti, kaip tu suvokėjai prieš pradedant mokintis, kad čia man gali būti prasmės, kas tokie buvo ženklai? Aš kaip jau minėjau, visą laiką tie dalykai ėjo šalia manęs, aš visą laiką domėjausi žmonėm, domėjausi psichologija, viskas buvo šalia. Prieš keletą metų tai gan smarkiai keitėsi mano pačios gyvenimas, daug pokyčių įvyko tiek profesiniuose pasirinkimuose, tiek asmeniniam gyvenime. Ir dabar aš galvoju, kad jeigu tuo metu, kai aš ėjau tuo savo transformacijos keliu, savo pokyčių metu, jeigu būtų žmogus šalia, jeigu būtų erdvė, kurioje aš galėčiau išsikalbėti ir kur būčiau išklausyta, ir nieks nedalintų patarimų, nes tie patarimai, kartais jie sukelia tą priešingą reakciją, tai galbūt aš drąsiau eičiau ir sklandžiau eičiau to pokyčio keliu. Ir taip tiesiog sutapo, kad neradau skelbimą mokyklos, pagalvojau, kad įdomu, bet tikrai galiu pasakyti, kad registravausi gana intuityviai. Tai nebuvo toks jau labai pasvertas, bet tiesiog kažkas sutapo ir pagalvojau, pabandysiu, be kažkokio ten ypatingo to tikslo, ypatingo noro keisti savo sritį, kurios nesiruošiu kol kas keisti savo darbo, bet tai buvo geras tas nutikimas, geras pabandymas, gera intuicija, kuri mane nuvedė ten, kur esu dabar. Ir tai man tai kaip karmos taškai.
Aš gaunu pati, aš turiu savo gyvenimiškos patirties, aš gavau pati per mokyklą, aš gaunu pati per coachingo sesijas ir aš noriu dalintis. Aš noriu dalintis tuo su žmonėm, kurie irgi eina kažkokiu pokyčio keliu, transformacijos keliu ir jiems kyla tam tikrų klausimų. Atsakymus jie aišku turi ir jiem reikia palaikymo, jiem reikia erdvės, jiem reikia būti išgirstiems. Tai tiesiog toks dabar yra įspūdis iš tos mano visos kelionės ir tame aš matau prasmę ir dėl to džiaugiuosi. Dėkui, kad pasidalinai visą savo istoriją. Aš labai tikiu, kad jinai dar tęsis ir galbūt ir tokių pokalbių dar turėsim ir ne vieną. Tu minėjai, kad tu vedi sesijas. Galbūt iš tų, kurie dabar žiūro, ar tie, kurie peržiūrės įrašą vėliau, jie norėtų išbandyti sesijas kartu su tavimi. Kaip tave būtų galima rasti, kokiu būdu, kokiu formatu, kaip užsiregistruoti pas tave pokalbį? Aš vedu Instagram akauntą, tai yra paskyra, kuri turi savo pavadinimą Auginantis pokalbiai. Mane galima susirasti ten. Ir susisiekti. Tai tikrai lauksiu žinučių arba lauksiu registracijos linkų, bent jau pirminiam pažintiniam pokalbiui, kuris yra nemokamas. Tai tiek. Tai Inga, gal tu tada pasidalinsi savo nuorodą, aš tada įkelsiu į komentarus skilti po šito video. Kas norės, galės tikrai užsiregistruoti ir pasibandyti coachingą gyvai, realiai kaip jisai vyksta, ir pasinaudodamas galbūt tam tikrai ir progą, Liepos 30 dieną vyks webinaras apie pasitikrinti tie, kurie irgi galbūt šiek tiek turi abejonių, ar čia mokintis, ar čia coachingas man, ar čia coachingas ne man, ar tai kas tas yra coachingas, kas vyksta coachingo mokykloje. Tai Liepos 30 dieną bus webinaras, aš pasidalinu ir nuorodą, tą pačią nuorodą aš pasidalinsiu ir paskui komentaruose. Tik kviečiu registruoti, pasitikrinti, ar coachingas yra jūsų sekantis žingsnis, pasidalinsiu ten ir kitų dalyvių istorijomis, dažniausiai užduodamas klausimais, atsakymais į juos. Ir vienas dalykas, ką patiksime, tai testą, kurio metu galės nustatyti, tai ar coachingas dabar jums, ar vis dėlto reikėtų dar luktelti, palaukti. Tai labai kviečiu užsiregistruoti Liepos 30 dieną vakare, apie valandą laiko, registracija nemokama, tik tai žinau, kad skaičius vietų yra ribotas. Tai tie, kurie vis dar svarsto, tai kviečiu paskubėti ir užsiregistruoti. Tai panašu, kad ir mūsų laikas ištiksėjo, lygtais įtilpsim tą pusvalanduką. Kaip tu, Inga, norėtum uždaryti šitą pokalbį? Aš norėčiau padėkoti, Gediminai, už tai, kad pakvietei. Man tai irgi yra nauja patirtis, šviežia patirtis. Ir dėkui tau už nuoširdų pokalbį. Tai kaip ir kalbėjom turbūt pradžioje, galbūt šitas pokalbis yra kažko didelio pradžia, negali žinot, gal turėsim ir daugiau tokio live pokalbių ir Ingos organizuotų. Tai visiems tiems, kurie žiūrėjo ir žiūrės šitą pokalbį, ačiū, kad buvo čia kartu šitą pusvalanduką. Sekantis pokalbis bus irgi už savaitės, turėsim kitą viešinę, kuri jau yra pabaigus coachingo mokslus, jau daugiau negu 2 metai berods. Dirbo mokymus srityje ir nepasidalinsim iš savo požiūrio kampo, tai kaip coachingą galima pritaikyti ir tiek savo gyvenime, tiek ir organizacijos kultūroje. Labai kviečiu prisijungti ir į tą pokalbį. O šiam kartui sakau tiek. Ačiū, Inga, tau už susitikimą. O visiems žiūrovams sekančią pasimatymą. Iki. Iki.